čia per daug. O kiek tu čia žaislų turi? Kur, kai padedi maistą ir jis taip matosi. Ne kokius Viską rodom. Šitą turiu. Iš šitų. Fotkinasi. Šitas gal patinka. Realiai tai tas pats viskas išliko. Tas rytas toks ganėtinai paprastas ir lėtas pas mus, atsikeliam visi. Pavalgom pusryčius, atsigeriam kavos arbatos ir važiuojam į darželį. Nu, aš jeigu galėčiau, tai aš iš vis miegočiau po 14 valandų turbūt. Bet keliamės normaliai. Žmona anksčiausiai atsikelia. Čia pradeda virtuviai suktis. Aš kokį po 8:20. Jo, viduris uždarė. O mes su Majum kokį po 8:20 keliamės ir einam valgyti. Dak. Atsirgi savo ant kojos. Eik. Ne, man. Nuliūdai. Čia dėl to, kad reiks aš šio tavo į darželį, dėl ko. Nu? Biški, 3 gurkščius arbatos ir prizą duos tau, gerai? Nu tai aš tada suvalgysiu prizą. Biški savo leidžiu kažkokio tai cukraus pavaryti dabar. Ai, davėjau? Gerai. Dar vieną nori, nes jau pasakiau. Ką? Nu gerai, biški cukriuką prieš darželį. Ja, biški American vibes. A? Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on track. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, baby, not just stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold, neck like sea. Boys talk tough, but they fold on beat. I don't play fair, just play elite. Late night text like, where you at? Told her on the way, I move like that. No brakes, no cap, I'm built to last. She want one more round, I told her bet fast. Don't sleep till sunrise. Pats lipsi, net nenori rankos duot? Nu gerai, lip. O duris uždarysi pats? Nu dai. Oba, einam, nu. Majau, Sonikas bus šlapęs visas. Dag ranką. Sargi tik slidu, žinau, gali būt. Champagne spill on a ball main tee. She a 10 in the face, got the soul I need. Talk sweet, but she don't play cheat. She a queen, but she move like she. Jo, tai pagrindė hip-hopas, bet priklauso nuo nuotaikas, šiaip daug įvairios muzikos klausau. Ir ispaniškas visokias, ir ten, ir portugališkas, ten, tiksliau braziliškas, funkas toks vadinamas. O tai nuo nuotaikos priklauso, tai hip-hopas, kai gera nuotaika ar kai bloga nuotaika? Ai, irgi įvairiai, nežinau, net ne nuo nuotaikos turbūt, tiesiog kartais būna įsėdi važiuoti ir, blema, dabar norėčiau ten to žanro ir pasileidi. Arba būna įsėdi ir nenori iš vis muzikos klausyti, tai įsijungi kokį podcastą ten paklausyti, ką šneka. Tyloj nesėdi? Nu, blema, labai retai. Aš kažkaip anksčiau labai sureikšmindavau, ką ten klausau. Dabar tai nežinau, jeigu, aišku, senai žaidžiau jau, bet kartais net nesinešu ausinių į apšilimą, o kai nešuosi, tai irgi ten labai per daug neturiu kažkokių ritualų, kad būtent šitas dainas dabar šiandien klausysiu. Tai tiesiog pasileidžiu, ką tuo metu klausau labiausiai ir klausau. Nenoriu čia nei stumt, nei ką, bet jakauju, aišku, Macas dažniausiai leidžia muziką, bet Macas politkorektiškai leidžia tą muziką, atsižvelgdamas į daugumos ten, net jo, gal net ne į daugumos, o į veteranus, kad Mindaugas susikauptų varžybam, tai klausom lietuvišką muziką. Savaitgaliais važiuoju į varžybas su komanda. Bet šiaip, jeigu koks laisvadienis ar ten tik tais ryte pasportavimas, tai dažniausiai kažką stengiamės sugalvoti, kad su Majum paveikti daugiau, nes tiek visą savaitę tam darželį nuo ryto iki 5 vakaro, tai trūksta patiem to laiko su juo, tai vis kažką sugalvojam, nežinau, ar tai
ar tai į kiną, ar tai jeigu labai jam pasiseka į kokį batutų parką nuvažiuojam, arba tiesiog ten į Kauną grįžtam pas senelius. Tai... Bet tėvas tikiuosi nešokinė batutų parke? Ne, aš sveikas būdamas ten bijau tam batutų parke, man vis laik fobija, kad eisi ir išeis tas kelias, žinai, ant to batuto. O kaip tavo sveikatos situacija dabar? Nu gerai, šiaip gerai vakar. Gerai, dar 3 karčiam paklausim. Ja, Nes dar Laurį reikės pakalbinti. nu. Kaip Martynas Avgeris atletas? Gerai, sveikata. Progresas jaučiasi kiekvieną dieną iš tikrųjų. Aišku, buvo įsimetęs uždegimas biškį, tai buvo apstabdę mano procesą trumpam, bet jau grįžau ir jau vėl atstačiau tą jėgą, kuri buvo prieš tą uždegimą, gal net daugiau. Nes vakar jau pirmą kartą bėgau, gavau leidimą bėgti, tai ant bėgtakio bėgau nemažai, ten gal 20 minučių ir tokiu jau normaliu tempu, tai labai laimingas buvau patreniruotis. Sakė, džekuzį biškį pasipliškė. Ne džekuzį, pirty, aš ten jau buvo kiek laiko praėjo po operacijos, aš Matso atsiklausius, kur man galima įpirti, sako, galima. Tik tais nei jis, nei aš neišsiaiškinom iki galo, kiek daug man į tą pirtį galima. Man pasakė, galima, tai aš pirtį labai mėgstu, tai taip ir gavos 2 dienas iš eilės, tai nemažai aš į tą pirtį nuėjau ir Tu kaip mažas vaikas, Užkaitė. kai vandenį, sako, liup iš vandens, tu irgi pirty, tai gali aš pasiilgęs turbūt. pirtį, blema, galiu sėdėti, ten, miegot galiu pirtį, man labai patinka. O tavo dienos hobi, kiek turi, ką dažniausiai tu laisvo laiku, apart vaikų buvimo su vaiku? Jo, nu tai vis tiek, kai grįžtu po treniruotės, dar dažniausiai turiu tas kelias valandas laisvo to laiko visiškai, kur tik savo, tai kartais ten būna reikia kokių reikalų sutvarkyti, jeigu yra, ar ten tiesiog žmona iki parduotuvės, kas paprašo palydėti, tai kartais toks tas laikas būna, kartais, kai nieko nereikia daryti, tai tiesiog grįžtu, sėdu prie kompiuterio ir atsijungiu porai valandų. Tai žmonės Šaudau. Džiaugiasi, kad daugiau laisvo laiko turi su ją, ar jau vis dėlto sako, grįžti, reikia iki treniruoti. Būna ir tokių dienų, jo, būna kartais, kad jau sako, pjama, kada tu jau žaisi, sako. Ne, aš vis tiek, kaip viskai, aš išeinu iš tų namų, einu į treniruotės, bet labiausiai džiaugiuosi, kol dar buvo europinis sezonas. Aišku, liūdėjo stipriai, kad gavau tą traumą, bet iš kitos pusės ieškojom visi pozityvo, tai radom jo, kad jo, dabar turėsiu daugiau laiko šiek tiek su šeima. Matom, kad ir važiuoji su komanda, važiavai kelis europinius turnyrus palaikyti, pabūti kaip kapitono vaidmenį dar. Ja. Nu, tai ten taip gavos, buvom suplanavę jau iš anksto, kad žmonas skris palaikyti. Sakau, kodėlgi nereikia ir man prisijungti. Bet apskritai tas tavo buvimas kartu su komanda, ar ne, aišku, turbūt ir pats nori prie viso to proceso, ar ne, prisidėti, ir tas treniruotas, ar ne, turi su Laurinu. Bet apskritai turbūt iš šono žiūrint, taip atrodo man, kad labai gerai, kad tu esi, ar ne, kartu, tai naujas kapitonas, kaip sakai, šiais metais tik išrinko, tam vis tik trauma gauta ir tą tokį dėmesį parodyti manas draugams, turbūt, bent man tai atrodo, kad žavi. Nu, aš kažkaip gal irgi tik gavęs traumą jau mąsčiau apie tai, kad negaliu dabar atitrūkti nuo komandos, žinai. Tai aš stengiuosi jo, kad ir žais negaliu, ir ten aikšteliai negaliu, kaip pavyzdys, gal užduoto kartais ir pavyzdžio, žinai, kažkokią aikštelėje, ten fiziškumo ar kova ir aistra, žinai, tai stengiuosi tiesiog prie komandos būdamas gal kokį padrasinantį žodį arba kaip tik, žinai, pylos duodantį žodį ar kažkaip, žinai, bet jo, ir plius vis tiek turiu tų ambicijų šiemet dar grįžti, tai negali pusiai metų atitrūkti nuo komandos ir po to, žinai, lik niekur nieko. Sveikučiai, pasilgot manęs, atsimenat, kas aš toks? Kaip žygis per KBT. Jo, sveiki, aš Martynas. Tai jo, kažkaip, aišku, aš ir pats noriu būti su komanda, neatitrūkti. Smagu vis tiek tarp vyrukų, pajuokaujam. Apskritai dabar grįžtant, ar ne, su ta HPL, kai žaidėm toj Serbijai, tas traumas momentas ir po to, nežinau, savo būseną apibūdinti, nežinau, savaitas ar 2 savaičių, kaip tuo metu jauteisi? Pradžioj tai, aišku, ten emocijų lavina buvo visa, bet pradžioj aš kažkaip kaip tik, gerai, jau atsitiko, viskas jau su savimi iškart galvoj dirbu, kad
okei, dabar jau nieko nebepakeisiu, dabar jau reikia išsiaiškinti, kas čia tiksliai yra. Aišku, iškart ten pasakė man, kokie galimi ten tie blogiausiai variantai. Man pasakė, kad ilgiausiai ten 6 mėnesiai, tai aš iš karto 6 ir nusiteikiau. Tai taip ir gavos, kad tie 6 mėnesiai. Tai pradžioj kaip ir viskas gerai, aišku, liūdna iš tos pusės, kad trauma, dabar čia ilgam iškritau. Pradėjau ieškoti pozityvo, kad va, ten daugiau laiko su šeima, turėsiu laiko ten ant kūno padirbėti ir panašiai, bet nu ir ten man daug kas tikrai ten rašė ir palaikančias tokias žinutes ir taip toliau, ir aš atsimenu žmonės, sakau, nu tipo, fainai čia, sakau, kad man rašo, žinai, smagu, tipo, bet šiaip, sakau, ko man čia palūž dabar, sakau, taigi viskas gerai, nu, sakau, nu, atsitiko, sakau, ne pirmas ir ne paskutinis. Tai lengva buvo pasakyti, nes po to praėjo koks dar mėnesis ir čia vienu momentu tokia depresija buvo, žinai, smogus, aišku, ten, žinai, trumpai, žinai, bet kažkoks vat, buvo etapas užėjęs emocinis, kad jau viskas atrodo blogai, žinai, jau žaist noriu, čia praėjo dar tik koks 1,5 mėnesio, žinai, jau bėgt nori eiti ten kažką daryti, bet dar negali, reikia tos pačius kiekvieną dieną, žinai, pratimus daryti ilgai ir nuobodžiai, tai, bet viskas gerai, išbuvau tą etapą, žinai, susitvarkiau su mintim ir toliau dabar viskas gerai, pozityviai. Tai dabar žiūrint, ar ne, sakai, tas depresija ir panašiai, dabar žiūrint atgal, gal ir pats pasimokai kažko, ta prasme, kažkokių tai, nežinau, psichologinių dalykų, tiesiog, kad lengviau susitvarkyti, jeigu, tarkim, ateityje kažkas panašaus, nedaug dievė, kad būtų vėl, ar ne, bet ta prasme, iš tos pusės, kad lengviau susitvarkyti su to galbūt ateityje. Nu, turbūt kažką gal ir išmokau, jo, dabar pats taip savo neįvardinsiu ir nesugalvosiu, ką aš tiksliai išmokau, žinai, bet manau, kad jo, kažkiek, kaip pasakyt, mentaliai tikrai sustiprėjau, čia ne tiek fizikaliai dabar stiprėjau, žinai, bet ir mentaliai stiprėjau tos traumos metu, plus tikrai turiu laiko daug analizuoti savo žaidimą, žinai, iš praeitesnių visokių, iš ankstesnių varžybų, žinai, įsivertinti situacijas, ką galiu daryti geriau, kai grįšiu, ką galiu daryti kitaip, tai viskas šiaip dabar pozityviai, viskas gerai. Apskritai, praeitais metais turėjai fantastinį tikrai sezoną, koks ten tas oficialus titulas Most Improved Player, jeigu NBA būtų čia LKL kažkas. 30 metų vos. Jo, Most Improved. Ir fantastinis sezonas, vėl Neptūnas sugrįžo į Europą, ar ne, ir pats turbūt norėjai daugiau toje Europai, kaip sakyti, pažaisti, ar ne, ir kokios tada, nežinau, kitam sezonui perspektyvos, ar ne, aišku, dar šis nesibaigė, bet turbūt didesnis fokusas dabar grįžti, sveikam būti, ar ne, iki sezono galo ir kitam vėl pasiruošti daryti. Nu jo, dabar tikslas, kaip ir sakau, turiu tą tokią datą nusibrėžęs, gegužės 10 grįžti, kas yra 10 dienų tik tais anksčiau negu terminas mano būtų, tai tikrai neatrodo neįmanoma. O šiaip tai jo, nežinau, per daug nieko stipriai negalvoju, galvoju tiesiog apie sekančią dieną, kaip jis, ką rytoj darysiu, visą laiką atėjęs ten Laurino paklausiu, ką šiandien, koks planas, tai visą laiką smagu, jeigu pavyksta tenais viską padaryti, ką Laurinas norėtų, nes vis tiek gaunas, kad kiekvieną dieną tu tikrinės tas ribas, kiek dabar ta koja leidžia ir kiek stipriai ten gali daryti. Tai nežinau, per daug nieko stipriai negalvoju, kad reikia sportuoti dabar, atsigauti gerai ir dar šiemet grįžti, o dėl kitų metų, tai jo, dar šiuos reikia pabaigti. Apskritai, žiūrint iš tų sideline'ų, iš to vis tiek visose praktiškai rungtynėse būna, ar ne, gal kažkam kito pastebėjai, negu būdamas aikštėje ir turėdamas daugiau laiko, nežinau, analizuotą komandą? Vieną dalyką gal taip tikrai iki galo supratau ir patikėjau krepšinėje, tai kad labai svarbu yra tai, kaip tu įeisi į rungtynės ten pirmą minutę ar dvi, kokį tu duosi fiziškumą, žinai, komandai, kaip tu... Pirmą metimą įmesi irgi... Ne, tas pirmas metimas, tai, žinai, tu vieną metimą prametei, tai nereiškia, kad tu dabar ten blogas ar metikas, ar blogas krepšininkas, žinai, tai jeigu tu gerą metimą prametim, tai ką, tai Michaelas Jordanas pramesdo čia toj vietoj, tai ne, aš labiau kalbu grinai apie tą tokį charakterį, kokį tu išėjęs jį parodysi tas pirmas 2 minutės varžovui, žinai, kokią tu jiem žinutę persiusi, tai aš manau, va,
ko mums trūko per KMT, ką padarė labai gerai Lietkabelis dėl 3 vietos, tai jie išėjo ir jie per pirmą ten 1,5 minutės susirinko 4 baudas, bet jie labai aiškiai perdavė žinutę, kad nieko lengvo čia šiandien jums nebus ir pasiruoškit kovai. Tai vat, manau, kad tas labai svarbus dalykas yra, kaip tu pats kokią žinutę siūsi ir kaip tu pats sureaguosi jeigu varžovas tą patį bando daryti, ne, ten fiziškumą duoti. Tai va, o šiaip nežinau, kad ten nieko per daug neišmoksi, žinai, kovoji balėjini, kartu pergyveni, kartu džiaugiesi. Tais Majų kojinių, nes kažkaip, nežinau, jam pastoviai tie pirštai pradėla. Tai man reikėtų arba slipas arba lemenės. Aš matau lemenę vieną, bet aš norėčiau juodos. Tai yra tik tais pilka. Tai nuėmėdo, jo. Iš manęs kiek kepurių nuėmė, kai varau žioplis į trefkę, lipu į troleibusą ir išlipu ant kemeros. Light up the blunt now, it's time to self-reflect. What you got in your life, where you wanna be. How you spending that time that you wasted endlessly. I know you wanna live, I know that it's true. But how you gonna find the real version of you? Good question. Let's get transitional. Windows down, purple haze in my hand. Mirror to the side with the system on slam. Are you better off now than you were in the past? Come on, be honest now. Or just stuck in a loop, letting time slip fast. Not me, you're focused on the bling. Čia man stiliaus patarimus dalini, ar kaip čia dabar gal? Nu, aš Vilniui mes kai buvom, tai ten mes realiai buvom papuolę didžiąją dalį laiko tuo covidiniu laikotarpiu pandeminiu. Tai jeigu buvai privilegijuotas ir turėjai privilegijų ten tą galimybių pasą, tai galėjai nueiti į kirpyklą. O jeigu ne, tai kirpdavo žmoną namie. Visi tą praėjom, rodas per kovidą. Jo. Nu, tai ką palyginti. Vilniui gal maisto pasirinkimas didesnis, jeigu nori kažkur out valgyti. Nu, bet sakė, aš toks 7%. Bet vis tiek mes jo didžiąją dalį tai namie gaminamės kažkaip. Supratom, kad ir skaniau, ir sveikiau pasidarom, ir pigiau negu kad ten, žinai, užsisakinėt. Nu jo, žinai, ką pasidedi į maistą, kaip sakai, jeigu cukraus prisižiūri viską, tik tai savaitgalį sau leidi, tai Jo. tai faktas. Ką dažniausiai per dieną valgai? Nu, ne, šiaip labai stengiuosi kuo įvairiau, vis tiek reikia, kaip pasakyti, susirinktų skirtingų maistinių medžiagų. Tai įvairiai, ten pusryčiam va šiandien, pavyzdžiui, iškepė žmona varškėtukų, kartais ten kokių grikių tiesiog valgau, kartais omletą, ar ten virtų kiaušinių, ar košę, ar lavašą tokį darausi ryte mėgstu, tiesiog paprastas lavašas, ten šiek tiek padažo, kalakutienas, kumpelis ir sūris, perlenki per pusę ir dedi į grilių ir per 3 minutės ten išsikepi ir... Greita, paprastas, skanu. Jo, ir greit ir paprasta ir skanu, tai... Bet ar yra pasikeitę tas, nežinau, sportininko, būtent tau krepšininko mityba, anksčiau tengi sakydavo ryžiai, vištiena, čia sveikiausias ir panašiai, dabar, kaip sakai, paįvairint daug visokio. Anksčiau būdavo tas ar nelabai? Ar pas tai visą laikį įvairiau būdavo ta mityba tokia? Nu, jo, aš kažkaip ten, kad kiekvieną dieną pietum ryžius ir vištieną valgyti, tai atsibostų labai, bet... Kaip pasakyti, tu vis tiek žiūri, ko tau reikia susirinkti, ne, reikia ten angliavandenių, baltymų, skaidulinių medžiagų, tai tu gali jų susirinkti ten, kaip pavyzdys, angliavandenių, ne tik iš ryžių, ten gali vieną dieną ryžius, kitą dieną saldžias bulves valgyti, kaip pavyzdys, kaip angliavandenių šaltinį. Su mėsa lygiai taip pat, aišku, pagrindė vis tiek yra arba vištiena, arba jautiena, bet ta pati vištiena, tai jinai gali būti krūtinėlė, gali būti ten kokia šlaunelių mėsa marinuota, ar dar kaip nors, ant sparneliai, petukai, tai... Sąžiningai laikaisi to, kaip sakyti, surinkimo tų visų skaidulų ir nežinau, baltymų apskritai, ar tiesiog kaip papuola, neskaičiuoji per daug, ko tu tam suvalgai? Nu, aš kaip ir žinau, ten gramais, kiek man reiktų baltymų per dieną susirinkti, bet
Realiai, man su mano apetitu tai yra sudėtinga tokį kiekį surinkti, tai skaičiuoti neskaičiuoju, dažniausiai turbūt nesurenku visko, kiek reikia, bet stengiuosi jo, kuo daugiau. Net ir kad užkandžiai tie patys būtų kažkokie baltymais turtingi, žinai, tai vis paužkandžiaudamas dadedi tų baltymų. Geriausias, sveikiausias užkandis tau. Geriausias, sveikiausias užkandis. Geriausias sveikas, tarkim. Sveikas, jo. Tai man tiesiog labai geras užkandis paimti saują anakardžių riešutų, kaip pavyzdys, ir suvalgyti. Paprastai. Jo, arba ten nori kažką vakare pakramsnoti ten prie filmo ar serialo, tai vietoj čipsų kokių labai gerai moliūgų sėklos, pavyzdžiui. Tai prostatai gerai ir šiaip sveika. Bet čipsiuką vis tiek nori skirsnauti. Noris, aišku, jo, noris. Ir irgi ten ne pats dar blogiausias dalykas, tie čipsai, kaip pavyzdys, jeigu... Ne, tai jeigu Laurynas, mūsų fizinio rengimo treneris, valgo, nu tai ką. Tai, ne, reikia, kaip pasakyti, suprast, kas ten yra, vėlgi ten yra didelis kiekis angliavandenių ir riebalo, tai jeigu tu ten labai stipriai pasportavai tą dieną, kaip pavyzdys, ar ten štanginiai raumenys auginai viršutiniai kūno dalį, kaip pavyzdys, tai nieko ten baisaus, kad tu ir tų čipsų biškį suvalgysi, tai vis tiek sudegini nemažai tų medžiagų besportuodamas, tai aš manau, kad visko gali po truputį valgyti, žinai, reikia tik tai su saiku. Ten ir tą pyragėlį gali suvalgyti prie kavos, ne, bet... Bet iš karto antro nešauta, ant trečio. Nu jo, viskas su saiku, manau, turi būti. Nu, prašau. Vieną kepurę, bet dar biškį pamačiau, ką norėjau dar, tai prie to pačio. Ne, čia kepurė buvo tik tais vienas iš ko laukiu labai. Nu, kur čia mes? O, čia mes ir kojinių sportavimui. Matso žmonai nerodė. Nu kaip? Jo, gerai. Batus dar gavau, kurių labai laukiu, gal batus dar išsitraukiu. O, prašau. Pavasarį ruošiamės. Šiaip tai nemokamų reklamų nedarau, nepirkau čia iš jokio... Kokį ten sakei, nėra tokio šius. Akiniams ragų kontorai buvo išrašyta. Paliko maksimum, važiuojam be roko. Pagaliau. Kad čiauška neduoda net įsiterpti. Nespartau apie mane ir apie roką šiandien filmavau. Prašom, užeikit. Nu. Realiai cirkas. Eik to. Gerai. To išjungs. Viskas rūbinės nefilmuojam, prašau. Kaip čia pastatyti pajas? Moki pastatyti? Piršto kokio nenusikirs. O šitą ištrauk šiaip logiškai mąstant reiktų. Tada pasikels. Ten tą ištrauk. O, dabar keliam. Nufilmavai? Žiūrėk. Va, dabar čia reikia įmauti. Bet šito nedėš. Kodėl? Ar reikia? Šiaip dabar turėčiau eit prasivalot, bet dar nėra inventoriaus atnešto, tai galima pamėtyti. Šiaip nedešoga. Trūksta atletų. I hit the blunt that's filled up with purple haze. Life is like a maze. You gotta navigate and find your purpose. Ask yourself, is it worth it? I close the curtains. Show Tomorrow is is over. plus 7 I stay gassing with up sun the only, motor. so tomorrow Like I a think it's 40 gonna melt clover. a I'm lot. Sisyphus with the boulder. Yeah, I carry it.
I'm sweeter than a cherry is. Run the game so I might marry it. Unity. I spit flows with diplomatic immunity. This ain't new to me. I'm the shit, how they flew to me. Yeah, I take flight. Another long day and a late night. I'm no stranger. Keep a rifle on me just like a ranger. Run for your life, you in danger. I'm a killer. I keep a triller. I spit it plain like vanilla, but with the sprinkles. Icing out crosses like Christian Mingle. You hear the jingle? I'm so cold, feel like Chris Kringle. Stacking up. Ačiū. Patys pradėsim traumas gydyti, tai man atrodo. Kur sakė, labai žiūrėjo visas išėlės. Ne, YouTube. YouTube. O, biškiau aukščiau gal eina dar tą štangą uždėt? Ne, aš juokauju. O, Vykį pakilnojau. Tuoj užsidėsim, Roką pakilnosim. Baig, šito nedė. Kaimynas yra vis dėlto. Po to pradurs padangas man. Gliama, neleidžia man čia susikaupti. Nu, Vyki, tave keliu dabar. Tai va, kelsim dabar 400 kilų. Ruošiuos olimpiniam. Į Los Andželą. Svarais. Ne, nesigaunam čia ir svarais. Grįžta jėga? Jo, sugrįžta. Apie 3 kalbėjom, aš jau 5 darysiu. It's transitional. It's transitional. It's transitional. It's transitional. Einam į kirpyklą. Pasigražint. Filmuoja dieną gyvenime, tai apsikirpti. Fresh squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding. Organic plates, salmon over quinoa. Keep it authentic, everything you see raw. In the morning with the stretch, I be counting blessings. $250,000 on the dresser, no more stressing. Matcha in my cup, and I don't do no capping. I talk health and wealth and moves that make it happen. Vintage Gucci apron, flipping duck confit. She texted me a poem, she said my aura calm just like the sea. Big body, back flipping in the sauna. Chef with the wrist, I make souffle out in Tijuana. Loops cracked like ceramic soul in the sample. Investing in land while they fighting for a Lambo. Got the savings and the Žiūrėk, čia tai lygis, batus net nušluosto. Rogai, tu sumokėsi, ne? Alkaline water in a cut crystal glass. Made a meal off of vibes and a little bit of class. They worry about clout while I was stacking the funds. Bought land out in Napa just to grow me some plums. Keep the circle tight like a Michelin chef. Only bread I break now comes with respect. Silk robe dragging on the marble floor. Breakfast in bed. Girl, bring me some more. Poached eggs with the truffle on the side. Mimosas flowing like a West Coast tide. I talk slick, but I move in silence. Diamonds bloody, like they study violence. Oyster blaze steak, cooked rare up in the Tikrai puikiai ta lazanė. Ačiū labai viso. coop. Seats made of leather and the dreams of my youth. Vintage frames on my face, see the vision clearer. Manifest a peace, no hate up in the mirror. I ain't rushing nothing, I smell the rose petals. Keep the mindset steady and go harder than some metal. Light on the dash, got the world in my palm. Every move like a breeze, every word like a psalm. Ain't no rush on the road, when the timing is right. Let the beat fade slow, then I'm gone with the night. Nu ką, pirmas išvažiavimas šiemet? Oba. Tikrai. Tu kad klausai ten. Va, žiūrėkit, klaipėdiečiai.
Šudukus reikia susirinkti, kai jūsų šuniukas padaro. Nes po to, kai eini savo šuns šudukus surinkti ir įlipi, labai nefainai būna. Oh my god. Nu toks siba, ja. Aišku, smagu. Nu ten ta prasme toks ir kelias. Stengiamės paįvairinti, kartais prie jūros, kartais į parką, kartais į centrą, kartais į Palangą. O vaikas varinėja. Arba išeinam, kai Majus būna darželį. Jo. Tai Klaipėdai, aišku. O, atsargiai. Nu šiaip jo, nepasakyčiau, kad labai jo nestipriai pasikeitė, nes ir kai Majus nebuvo, mes turėjom Belą, tai vis laik kažkaip stengdavomės išlysti tą gryną orą pasivaikščiot. Aišku, atsiradus Majui, tai galbūt namie tas laisvalaikis pasikeitė, ten Majus po darželio, kai grįžta, tai nu vis tiek visas dėmesys ir laikas jam būna, tai mes ten ir piešiam visi sugulę ant žemės, ir kažką žaidžiam, ir užduotėlės darom, ruošiamės po biškių mokyklai. Jo, jie būna Leptūnas, aš būnu Utena. Jo, Majus sakė, mes tėti Leptūnas, o mama Utena, žaidžiam Utena prieš Neptūną. Nu, neišeinam gal tiek, kiek norėtume išeiti, bet aišku, tam ir aplinkybės yra tokios, kaip pasakyti, čia Klaipėdai nelabai ir turim kam palikti, ne, Majus. Ir Radvilas su Goda. Radvilas su Goda. Nu, dabar šį bykį tau galėsim palikti. Bet jo, esame dabar irgi pasiplanavę kovo gale, kad nuvešim Majų į Kauną, o mes galėsim, kadangi anksti varžybos šeštadienį, tai galėsim po to išeiti pavakarieniaut dviese ramiai. Taip, tai kai suplanuojam, tai ir būna. Jo, kai suplanuojam, būna, bet tai labai svarbu, man patinka, aš kažkaip galbūt labiau nusiraminu ir kai matau, kad jie čia, kad viskas gerai, kad Majus nesikaprizina ten varžybose, nors kad ir kaprizinės, jau nematai po to, bet man tai svarbu tas palaikymas. Nebe tavo problema tada. Jo, patinka jam, jo, jisai, kadangi tikrai auga su krepšiniu ir šalia jo, tai patinka jam ir tas krepšinis, ir žiūrėti, ir žaisti, ir dabar jau liktai susitarėm, kad prikalbinom, kad pabandys krepšinio treniruotę nueiti. Sakėm, jokio spaudimo, jeigu nepatiks, galėsi nelankyti, bet sakė, kad gerai, varysim, pabandysim. Tai. Kad dabar bus sunkus etapas, bet kartu jį kažkaip įveiksim. Taip. Tai taip ir buvo. Geras atsakymas. Sakiau, kad tėtis gavo traumą ir nežaisiu jau turbūt šiemet, aišku, tikiuosi dar žaisiu. Bet Majui, kai pasakiau, kad niekur nebereiks tečiui skristi ten 5 dienom ir taip toliau, tai Majus tai tiesiog, ten apsidžiaugia, šauk pradėjo. Tai vas, pamatai, kiek daug vaikų reiškia tas laikas kartu. Nu dabar sugrįž. Morning dew on the grass, I just live fast in the fast lane. Then I hit the gas, take off. Clash of titans when I face off. Mind sharp just like a blade when it breaks off. I face the storm, I don't backtrack. Hard cold, but I'm lit just like a matchstick or matchstick. Bitch, I'm savage. Rolling up these egg rolls with cabbage. This is great hot. World cold, but I stay hot. High stakes when I take spots. They talk tough, but they vanish when the bass drop. Told the homie take the long route, it's worth the drive. O kaip sekės? Gerai. Ką veikėt priminkit? Statėm pomidorus. Statės lankas. Žaidėm superherojais. Ko tokiais? Superherojais. Kas dažniausiai būnat? Aš Amerika. Tu Amerika? O tėtis Keptos keptuvėje. O jūs lankote šokius kažkokius? Kokius šokius lankot? Nematai manęs? Matau. Ne, nematai. Ir ateinu. Atsargiai, tik tais neįsidaug. Jau senai. Ui, čia mamos.
Šitą taurę man žmona padėjo priešais lovą. Sakė, kad kai kiekvieną dieną, kai prabundu, kad nepamirščiau, kad gerai žaidžiu krepšinį ir kad nenustočiau stengtis tobulėti. Tai va tai. Kiek čia kokias 3 valandas turiu palošti, ne? Kiek čia vienas mačas? Nu, priklausomai. Šiaip, jeigu po treniruotės grįžtu, tai dar turiu tas kelias valandas. Jeigu nieko nereikia veikti ir važiuoti niekur, tai pažaidžiu. Ir tada vakarais, kai jau Majus miega, tai priklauso, ar einam kažką su žmona žiūrėti ar ne. Jeigu nieko nežiūrim, tai aš pažaidžiu dar irgi valandėlę 2. Ar dažnai žmona? Leidžia, jo. Sumirksėk, jeigu reikia pagalbos. Ne, jokauju, tikrai leidžia ir žino, kad čia mano nuo vaikystės toks kaip užsiėmimas, biškį atitrūkt nuo visko, pabėgti. Jo, Majus kaip tik vakar užsiprašė į planšetę atsiųsti jam Minecraftą, tai vat jau... Tai aš jau moku Minecraftą. Moki, jo. Tai laukiu jo, Majus, kai bus didesnis ir jam taip vat paruošiu stalą, galėsim kartu šalia viens kito sėdę, grind. Jo, čia visiškai, kaip pasakyti, atitrunki nuo visko, užsėdi tas ausinės ir nebėra laiko apie nieką kitą pagalvoti realiai. Tai man tai patinka toksai atsipalaidavimo ir atitrukimo būdas. Niekur nereikia važiuoti iš namų, savo namie saugiai. I keep the tension. I spit these lyrics with intention. I'm on a mission to get the cash flow. I spit a fast flow. Do not pass go. I know I'll get the last laugh. And I use a ballpoint. I spit these lyrics with a calm voice and make strong points. Weak knees. Čia buvo diena su manimi. Ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero. Labą naktį. But I keep strong joints. I let the beat breathe while I find my voice. Early in the game, but I play it like a vet.